Sveiki, mėlyje! Noriu Jums parodyti, kaip Jūs galite susikurti Fitline kliento paskyrą, kad visada visus Fitline produktus galėtumėte pirkti su nuolaida. Taigi, spauskite nuorodą po šiuo vaizdo įrašu arba savo interneto naršyklėje įveskite adresą fitpapildai.lt /fitline.html. Persikrauno puslapis atsidaro kliento registracijos langas, kuris, kaip matote, yra lietuvių kalba. Taigi, pradedame pildyti savo duomenis. Čia įrašome savo gimimo datą. Tam tiesiog paspaudžiame ant kalendoriaus ikonos, pasirinkame gimimo metus, mėnesį, dieną ir keliaujam toliau. Toliau matome, kad yra du pasiūlymai. Mes galime kartu registruodamasi įsigyti arba vieną optimalų Fitline rinkinį, arba 6 optimalius Fitline rinkinius, kurių kaina yra ženkliai žemesnė, jeigu pirktume tuos visus 6 rinkinius atskirai po vieną. Papildomai, priklausomai nuo to, kurį rinkinį perkame, mes dar gauname dovanų. Tai jeigu perkame vieną optimalų rinkinį, dovanų gauname Fitline Activize, kurio vertė 37 €, o jeigu perkame 6 optimalius rinkinius, tuomet dovanų yra Fitline Activize ir serumas. Ir bendra šių dovanų vertė yra beveik 90 €. Taigi, tą rinkinį, kurį renkamės, tiesiog pažymime pliusu, kad atsirastų čia vienetukas. Galima rinktis arba vieną, arba kitą. Taip pat matome, kad yra alternatyvūs pasirinkimai. Mes žinome, kad optimalų rinkinį sudaro 3 pagrindiniai maisto papildai: Fitline Basics, Fitline Activize ir Fitline Restorate. Tačiau gali skirtis šių maisto papildų fasavimas arba, pavyzdžiui, Fitline Restorate skonis. Kaip pavyzdys, matome, čia yra Basicas, Activizas ir Restoratas. Čia yra Fitline Power Cocktail ir Restorate. Power Cocktail tai yra tas pats, kas 2 maisto papildai viename. Tai yra Fitline Power Cocktail sudaro Fitline Basics ir Fitline Activize. Ir matome, kad yra čia skirtingas skonis. Pavyzdžiui, Fitline Restorate yra egzotinių vaisių skonio, o čia, pavyzdžiui, Fitline Restorate yra citrusinių vaisių skonio. Tai tiesiog einame puslapiu žemyn, įsirenkame tą variantą, kuris mums tinkamas, paspaudžiame vienetuką ties ta vieta, automatiškai mums į krepšelį pridedama dovana ir keliaujame toliau. Taip pat, darydami savo pirmą užsakymą ar registruodamėsi, mes dar galime pasirinkti ir į krepšelį prisidėti ir kitų produktų, jeigu yra poreikis. Tai čia tiesiog tuos produktus galime pasirinkti. Kaip pavyzdys, kurį nors vieną produktą ar ne, įsidedam į krepšelį, spaudžiame vienetuką ir jį gausime kartu su savo užsakymu. Toliau supildome savo mokėtojo duomenis. Tai elektroninio pašto adresą įrašome 2 kartus, vieną kartą čia, kitą kartą čia. Tiesiog patvirtinimui, kad tikrai įvestume be klaidų. Toliau lytis, ponas arba ponė, vardas, pavardė. Matome, gimimo data jau yra. Toliau mūsų adresas, kur gyvenam, gatvė, namo numeris, pašto kodas, miestas. 2 kartus įrašome telefoną ir renkamės pristatymo būdą. Pristatymo būdai yra 2. Jeigu mes gyvename Vilniuje ir galime nuvykti į Fitline biurą Vilniuje ir atsiimti prekes patys, tuomet renkamės atsiėmimas. Jeigu esame kažkur kitur Lietuvoje, tuomet pristatymo būdas yra tik tai kurjeriu, tai renkamės kurjeriu. Ir tada dar turime pasirinkti apmokėjimo būdą. Kol kas tik tai vienas iš ankstinių apmokėjimų, padarant pavedimą į banko sąskaitą. Taigi, pasirinkame iš ankstinis apmokėjimas, pažymime varnelę, kad sutinkame su Fitline registracijos taisyklėmis ir spaudžiame registruotis dabar. Persikrovė puslapis, matome visą savo užsakymo duomenis ir paėję žemiau štai matome rekvizitus bankinio mokėjimo pavedimui. Tai šitą informaciją, mokėjimo pavedimo rekvizitus, tiesiog nusikopijuokime ir įsisaugokime kažkur pas save kompiuteryje. Galima tiesiog nusikopijuoti paprastai ir, pavyzdžiui, į Word failą įsidėti, kaip aš dabar padarau. Įsisaugoję duomenis dar susikūrėme savo Fitline kliento paskyros slaptažodį, su kuriuo galėsime kitą kartą prisijungti, kai norėsime vėl kažką užsisakyti. Ir spaudžiame mygtuką pirkti dabar. Matome, vėl persikrovė puslapis ir mūsų užsakymas yra užregistruotas.
Dabar turime keliauti į savo elektroninį paštą. Elektroninėme pašte matome gavę 2 elektroninius laiškus iš Fitline, iš Service Desk. Pirmame matome yra bendra informacija, sveikina prisijungus. Ir čia svarbus momentas tai yra mūsų kliento ID numeris. Šitą numerį mes turime įsisaugoti taip pat prie tų duomenų, kur įsisaugojame mokėjimo rekvizitus. Nusikopijuojam šitą savo kliento ID ir įsidedam į tą patį dokumentą su mokėjimo rekvizitais. Kitame laiške yra mūsų užsakymas. Poje laiške žemiau matome užsakytus produktus ir mums reikalinga bendrai sumokėti kainą. Taigi, nusikopijuojame šitą kainą, vėl įsidedame į dokumentą ir turime pilną informaciją. Pagal ką dabar padarysime pavedimą. Tai dabar tiesiog atsidarome savo elektroninės bankininkystės paskyrą ir padarome pavedimą. Pavedimo gavėjas yra UAB Fitlinija, gavėjo sąskaita yra štai šita, suma, kurią sumokame, yra štai šita, o mokėjimo paskirtyje galime tiesiog įrašyti užsakymas, kliento ID, štai toks. Ir viskas. Kai padarysime pavedimą, po kelių darbo dienų kurjeris mums mūsų nurodytu adresu atveš mūsų užsakytas prekes. Tai tiek apie registraciją, gero naudojimosi Fitline produktais ir būkite sveiki. Ate.